Esu Diana Lobačevskė, maratono bėgikė. Asmeniškai aš, ką galėčiau patarti maratonui ruošiantiems bėgikams, kad turėtų būti 2 kartai kažkur tai į savaitę greičio treniruotės. Kaip pavyzdį galiu pasakyti iš savo plano, tai būtų, aš bėgioju atkarpas pirmadieniais ir ketvirtadieniais. Dažniausiai tai būna apie 10 kartų po kilometrą, arba 6 kartai po 2 kilometrus, arba 3 kartai po 5 kilometrus. Kita treniruotė greičio turėtų būti tempinė treniruotė. Tai būtų nuo 10 iki 15 km tempas. Ir kaip sakiau, sekmadieniais aš bėgau 30-35 km. Kitas likusias dienas, tai yra pirmadienis, trečiadienis ir penktadienis, tai yra mano atsistatymo treniruotės. Kai aš bėgu pagal savo savijautą, bėgikams rekomenduoju naudotis pulsometrais, kurie jums padės treniruotę stebėti, kaip jūsų širdelės ritmas dirba. Ir tos poilsinės treniruotės, kaip sakiau, jos turėtų neviršyti iki 140 pulso. Labai priklauso, aišku, nuo koks tavo pulsas yra ramybėj. Jeigu asmeniškai paėmus mane, mano ramybėj pulsas yra 37, tai reiškia, mano bus lėtai bėgant krosą iki 130, maksimum 140. Pas kai kuriuos būna ramybėj, ten 50, netgi ir daugiau 60 vinksių per minutę. Tai automatiškai, aišku, pas juos ir bus ta, kaip sakoma, poilsinė treniruotė bus jau truputuką su didesniu pulsu, gali būti net gal iki 150, bet negalima viršyti, nes per tas dienas tavo organizmas turi atsistatyti prieš intervalinės treniruotės, prieš tempinės kažkokias treniruotės, nes svarbiausia iš tikrųjų ruošiantis maratonui yra tos 3 treniruotės, tai yra tos atkarpos, kaip sakiau, tempinė treniruotė, ilgas krosas, tas 30-35 km, o visos kitos dienos tai yra poilsio atsistatymai. O besiruošiantiems maratono bėgikams aš labai linkiu nepersidirbti, nepersitempti, treniruotis, bet nepersitreniruoti.